Dabar susipažinkime su šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominante Jūrate Dovydėniene. Veiklios ir energingos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos valdybos pirmininkės, atstovės tarptautinėse organizacijose ir kooperatyvo direktorės Jūratės Dovydėnienės darbus gerai žino ne tik Aukštaitijos žmonės. Kartu su bendraminčiais į kooperatyvą jie yra subūrusi daugiau nei 1000 žemdirbių iš keleto Aukštaitijos rajonų. Kuo daugiau žmonių bus susikooperavę, kuo jie bus vieningesni, tuo bus pasiekti geresni darbo rezultatai. Na, o jeigu žiūrint kaip iš žmogaus pozicijų, ką reikėtų padaryti, kad žmonėms būtų geriau, tai aš manyčiau, kad pirmiausia, tai reikėtų nedaryti to, ko nenori, kad darytų tau. Tai yra svarbiausia, kad visa veikla būtų kiek įmanoma skaidresnė, kad žmonės turėtų kuo daugiau informacijos, kad būtų kiek įmanoma daugiau bendraujama. Tai yra labai svarbu. Ponia Jūratė pažįstami jau kokie 8 metai, tai buvo pati kooperatyvo pradžia, kada Biržų krašto žmonės taip pat ieškojo galimybių prisijungti prie kooperatyvo, kad gauti geresnę kainą už pienelį. Didžiausia nauda tai yra visiems Lietuvos ūkininkam, nes kažkas turi atstovėti už mus ir Jūratė tai daro tikrai iš visų jėgų ir sugeba tą padaryti, tą atstovėti mus. Ūkininkam tai iškyla įvairiausių klausimų, kas liečia ir ūkį, kas liečia kooperatyvo veiklą. O šiaip, jeigu kas liečia draugus, tai draugai, įvairiausiais klausimais. Kokiais klausimais galima kreiptis pas draugą? Įvairūs tie klausimai, tai niekada nebūna atsakyta. Jinai gera. Visiems galime sakyti, kiekvieną išklausą ar punktą vedėjos, jos irgi džiaugiasi ir geros dūšės. Kiekvienas žmogus, kuris, sakykime, dirba žemės ūkį, gali ir pasiguosti, ir pasikalbėti. Visiems labai patinka, kai išklauso, ką žmogus galvoja, ką dirba, kas jam sunku, kas jam skauda. Jūratės tai jau tikrai niekas neatsakys nei vienam. Ir taip, geros dūšės, geras kolektyvas suburtas kooperatyvi, ir buhalterijos, ir taip visi darbuotojai mieli tokie, nuoširdūs. Bet Jūratė, tai jinai jau mes ir sakom, ir Briuselį nuvažiavo, ir vis už tuos žmogelius, kurių niekas, galima sakyti, jau neapgina labai. Ir daugiausia gali ir nuskriausti žemės ūkį šitie žmogeliai, kadangi jie ir su gyvuliais vargsta, ir kaina maža, tai kadangi kooperatyvas mūsų jau didelis kooperatyvas, 1200 savižmonių, tai jau nors tiek, kad gali jau direktorė išvažiavus jau dėl kainų pasidėrėti su gigantais, su šitom pieninėm. Ir negaili nei darbo valandų, ir nei poilsio. Tai nežinau, gal kaimo žmonėms tai tikrai geresnės tai nerastume. Jūratė Dovydėnienė dalyvauja Žemės ūkio rūmų veikloje, atstovauja žemdirbiams tarptautinėje organizacijoje Kopa Kožeka, kovoja už geresnę kaimo ateitį kiekviename žingsnyje. Na, pirmiausia, tai reikia suteikti vienodas sąlygas visų šalių žemdirbiams. Ir tiesiog nebūtų diskriminuojami mūsų šalies žemdirbiai. Tai vėlgi tas pats atstovavimas Kopoj Kožekui, kur turim savo balsą, turim pakankamai ganėtiną svorį susijungę Pabaltijos šalis, tai yra Lietuva, Latvija, Estija. Na ir tokiu būdu kiek įmanoma aktyviau atstovauti savo žemdirbius. Jūratė sekasi, jinai yra žavi moteris, o tai irgi daro įspūdį, tai irgi yra tam tikras diplomatijos ginklas. Ir Jūratė ten yra pastebima. Girdėjote, matėte plačiai nuskambėjusios žemdirbių akcijas Briuselyje. Tai būtent pirmose, sakysim, tyriausiose akcijose kaip tik pagrindas buvo kooperatyvai, kooperatyvų žmonės, kooperatyvų finansavimas. Vat būtent Jūratės veikla irgi ten pasireiškia, buvo labai aktyvi, labai aktyvus buvo jos kooperatyvo žmonės, tai aišku yra jos nuopelnas. Kad tu tenais būtum matomas, reiškia autoritetą turi išsikovoti. Ir sakysime, mums Lietuvai taip pavyko, kadangi tos, sakysim, mūsų akcijos, mūsų akcijų formatas, mūsų elgsena akcijų metu tikrai darė įspūdį ir neliko nepastebėti. Jeigu asmuo yra pilnai atsidavęs savo darbui, savo
kaip čia pasakyti, įsitikinimams, kad jis turi dirbti ne taip, kad bile kaip, o dirbti tikrai nuo dūšios, tai tada, žinokit, ta organizacija, jinai neis į apačią, neriedės žemyn nuo kalniuko, bet jinai ristis į kalną. Tai vat ir Jūratė mūsų visą savo dūšią atsidavus, pamiršta kada ir šeimą, ir aš sakau Jūratį, kad labai gerai, kad jos vyras geras, nebara, išleidžia visur, ir jinai tikrai atsidavus visą dūšią. Kooperatyvui atsidavus žemdirbiam. Šiaulių rajone, važiuojant link Naujosios Akmenės, yra keli kaimai užkampių vadinami. Po juos jau daugel metų vaikšto 80 perkopęs gamtininkas, muzikantas, miškininkas, 2-kart Šiaulių rajone ir kartą visoje Lietuvoje nusipelniusių kraštotyrininkų įvardintas, šių metų Gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominantas Leonardas Kerys. Čia 41-aisiais, kaip traukėsi rusai, vokiečiai kaip užėjo, čia buvo iškalta trispalvė vėliava, čia buvo tokia liepa prie mūsų kultūros namų, prie parapijos namų. Ir tą vėliavą traukė domis tarybinė armija, raudonoji armija, tada, sakykime, sušaudė tą vėliavą. Ir čia mes, kaip atgimimas, tame vidury tą paminklinę lentą pasatėm, kad čia sušaudė tą vėliavą buvo 41 metais besitraukiančios raudonosios armijos. Jis yra labai didelis kraštotyrininkas. Čia jau nuo labai senų laikų jis rinko ir medžiagą ir turiu tą medžiagą. Šiuo metu mes irgi labai bendradarbiaujam ir kraštotyros jo darbai ir apie jį, viskas yra mūsų bibliotekoje, o taip daug paminklų yra. Žarėnų Šakynos seniūnijoje pastatyta, jo idėja, jo net projektukai padaryti. Jis ir gamtininkas, yra ir kapeloje grojęs, ir gerų žodžių visą laiką žmogui patarė. Nežinau, mokantis bendrauti žmogus. Toks mūsų kaimo tikrai šviesulys yra. Labai ilgai su ponia Danute vertėme kruopščiai surinktus Leonardo Kerio nuveiktų darbų aplankus. Kiek tų kraštotyrinių darbų yra, nežino nei bibliotekininkė Danutė, nei pats ponas Leonardas. O tai, ką jūs matote, tai tikriausios kruopelytės iš nenusakomai gausios kaimo kraštotyrininko ilgametės veiklos. Pasaulyje viskas eina tokiais tempais, kad tik tai prisiminimai belieka. Archyvinės medžiagos pasakojimai, kad pasilikti, kad ir tos kaimo iš tų ir pasakojimų. Čia mūsų buvo vienkiemiai prie to dvaro, kur mano mamos gimtinė, čia prie Gružių buvo Gedvyčiai, ten buvo suodžiai, įsikėlė iš suodžių į tos vienkiemius. Daugiau tai paimkit ant 50 metų, kiek jau sukėlė tarybiniais laikais į gyvenvietės. Kaimo vietovės, kaip kaimynų su kaimynu bendravom, ten kažkaip tai buvo, arba kaip ir suodžiuose, buvo kažkas draugiškesnis žmonės, daugiau viskas vietoje buvo, galėjai ten pasidėti kitam. O dabar susvetimėji į tas gyvenvietės kaip sukėlių. Tų vienkiemių mažai balika, kaip kur aš gyvenau vienkiemis, tada irgi ir vienkiemiai. Ir tarybiniais laikais buvo žmonių toks emigracija, kaip dabar sakant, į užsienį. O tada emigracija buvo mokslas, baigė jaunimas, tai paskirimo 5 į Žemaitijas, iš Aukštaitijos į Žemaitiją ir susimaišė žmonės. Ir dabar nebe tos vis taip pat savo, kaip sakant, etnokultūra, savo kraštas papročiai ir sunkiau besugyvenimai, sunkiai bėra tas toks draugiškumas ir tas visas, tas yra negerai. Jau nebėra tokių draugiškų santykių, kaip būdavo, kad kaimuose, arba ten suodžiuose, kaip mano mamas pasakojama, arba senelė. Dabar pastatyti kryžių tai nėra problemų, bet tą reikėjo padaryti prieš 30 metų. Ir kada žmogus rinko metraščius, tikrai juo domėjosi ir atitinkamos tarnybos ir visa kita, ir jiems buvo užkirstas kelias karjeros atžvilgių. Tai tikrai nukentėjo, bet jie niekada nieko nekaltino, jie patenkinti gyvenimu. Ir kada žmogus jau 90 eina, duok Dieve, jam sveikatos dar tiek pat gyvenimo. Ponas Leonardas ypač mėgsta savo sodybos kiemą. Bet kas jo surankiota pakelėse, surado vietą čia ir savaime tapo muziejumi po atviru dangumi. Tai yra šio krašto nebylūs liudininkai. Čia kieme viskas, kas netilpo mažytėje pono Leonardo troboje. O joje, šalia visokiausių pelnytų apdovanojimų,
Yra ypač brangus dar vienas istorijos liudininkas. Italų kario belaisvio mandolina pokario metais Šiaulių statybose iškeista už lašinių brizą ir kepalėlių duonos. Jis toks be galo nuoširdus, šiltas, labai žingeidus žmogus. Ir tai, ką turi sukaupęs savyje, nori, kad kiti žinotų, perduoti ir jaunimui, ir kultūros bendruomenės žmonėms, ir mokytojams. Žodžiu, mums toks jis yra uždegantis geras labai pavyzdys. Mūsų gyvoji enciklopedija, kraštotrinkas iš pašaukimo. Dėkojame, kad aktyviai balsuojate už šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominantus. Tai Indrės Kaplauskaitė iš Šilutės, kurie geba ir nori dalinti savo dvasiniu turtu, kalba senąją lietuvininkų tarme ir kitus jos moko. Tai Sigitas Stonys iš Pagėgių krašto, kuriam ne tas pat, kaip gyvena šio krašto žmonės, kuris kiek įmanydamas stengiasi jį garsinti. Tai Romualdas Antanas Visockas iš Druskininkų, kaimo žmonių vertybių puoselėtojas. Rūpintojėlis, kad jaunoji karta sužinotų apie mūsų šaknis. Tai Viduklėje gyvenanti darni Aurelijos ir Raimundo Mockų šeima, sėkmingai pradėjusi ūkininkauti savo senelių žemėje, šiandien jau valdo nemažą ūkį ir dukra skatina eiti jų pramintų taku. Tai Remigijus ir Virginija Gailiai iš Telšių rajono. Seną apleistą Kaunatavos sodininkystės ūkio sodą prikėlė naujam gyvenimui. Tai uteniškė Jolanta Tarnauskienė, kurios iniciatyva 2007 metais pradėjo veikti Utenos rajono gyvūnų globos namai. Tai agronomas Kęstutis Armonas iš Biržų rajono. Savo žiniomis ir sukaupta ūkininkavimo patirtimi dalijasi ir su jaunaja karta. Tai Tautvilis Uža, kuris yra nepailstantis Anykščių krašto ir Viešintų apylinkių kultūros tradicijų puoselėtojas, o jo darbai sugulė į 3 už asmeninės lėšas išleistas knygas. Tai Zarasų rajono bendruomenė Šlininkos vandens malūnas, kuri šviečia jaunąją kartą, perduoda duonos kepimo tradiciją, supažindina su senolių gyvenimo būdu. Tai Šiaulių rajono šviesuolis, savo krašto istorijos žinovas, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės kraštotyrininkas, miškininkas, muzikantas Leonardas Kerys. Tai Jūratė Dovydėnienė, energinga, veikli, be galo atsidavusi savo krašto kaimo žmonėms, negaili nei jėgų, nei savo laisvalaikio, visą save atiduoda kitiems. Tai Joniškio rajono Skaistgirių seniūnė Virginija Kaikarienė, kuri jau 25 metus aktyviai dirba seniūnijos gyventojų ir svečių labui. Tai Tadas Girčius iš Pagėgių savivaldybės. Teikia paramą daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems. Stengiasi aplinkinius mokyti patiems užsidirbti pragyvenimui. Balsuoti dar galite iki balandžio 21 dienos 24 valandos. Interneto svetainėje gimtojizemė.lt arba siųsti trumpasias žinutes telefono numeriu 86 111 0909. O kitą šeštadienį jums rodysime Gimtosios žemės Jorio šventę, kuri šįmet vyks Pagėgių krašte. Iki kito šeštadienio.